Laidą pristato Gefilus – pieno bakterijų lašai ir kapsulės, pagaminta Suomijoje. Laidą pristato vežimėliai Emal Junga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Sveiki sugrįžę po reklamos. Žadėtoji tema apie vaikų migdymą vežimėliuose. Specialistų patarimai. Apie kai kuriuos momentus nesusimąstėme. Grynas oras mūsų mažiesiems – tai geras apetitas, geras miegas ir geros emocijos. Visa tai padeda jiems augti tvirtiems ir sveikiems. Tačiau pirmoji kelionė į lauką neturėtų būti skubota. Reikėtų atsižvelgti, kuriuo metų laiku kūdikis gimė. Jei tai šaltasis periodas, pirmąsias savaitės gydytojai rekomenduoja likti namuose ir leisti kūdikiui adaptuotis prie namų temperatūros. Jeigu ta temperatūra yra žemiau nulio, mes einam į lauką tikrai atsargiai. Galima išeiti į lauką ir esant minusiniai temperatūrai, bet jeigu šviečia saulytė, jeigu nedrėgnas oras, nevėjuotas, tą lopšį galima šiek tiek pridengti ir tas vaikas tikrai šiltai ten būdamas gali tikrai pabūti tam lauke. Vėlgi, jeigu ta temperatūra yra apie nulį, bet jeigu tai yra vėjuota, jeigu yra drėgna, tikrai siūlom geriau pabūti namuose. Gydytojų siūlymų norint įsitikinti, ar vaikas nesušalo ar nesukaito, reikia neliesti nosytę, o užkišti pirštą už drabužėlių prie odelės. Tuomet galima pajusti, ar ji šalta ar vėsi. Ruošiantis į lauką, kūdikį patartina rengti sluoksniais ir vienu sluoksniu daugiau nei pati mama. Neretai tėvai vaikučius migdo lauke lopšiuose. Tai tikrai sveikintina, nes gryno oro nauda neabejotina. Be to mažylio organizmas natūraliai sintetina vitaminą D, reikalingą vystantis imuniniai sistemai. Tačiau pasitaiko atvejų, kuomet kūdikiai miega lopšiuose ir ne lauke. Vaikas, kai yra lauke, turim galvoj tą vežimėlį, kuris miega visiškai horizontalioj padėty. Ir parėjus namo, aišku, tada tokiam lopšy, jeigu jisai miega, jeigu jis ten 10-15 minučių dar pamiegos ir paskiau bus perkeliamas, arba jis pamažu atsibus ir galbūt jisai bus būdravimo režimas ir jisai nemiegos, aš tikrai nematau nieko blogo. Jeigu tai pastoviai, pavyzdžiui, būnant namuose migdymas lopšyje, tai tikrai nėra gerai. Lopšys turi savo funkciją, būnant lauke, apsaugot nuo vėjo, nuo drėgmės. Būnant namuose visgi geriau, kad vaikas miegotų savo lovytėje, kur aplinkui yra daugiau erdvės, daugiau oro. Ūgtelėjusių vaikų, kurie jau patys sėdi ar pradeda vaikščioti, nerekomenduotina migdyti lauke tam nepritaikytuose vežimėliuose. Deja, kartais tenka matyti mamytes stumiančias vežimėlį su persisverusiu miegaliumi. Vėlgi tas miegojimas persisvėrus, tai nėra gerai vidaus organams, tai nėra gerai kvėpavimui. Taip, jeigu tai yra ekstrinė situacija, galbūt taip, bet tai neturėtų tapti taisyklė. Kokie vežimėliai tinkamiausi kūdikiams ir vyresniems vaikams miegant ar vaikščiant lauke ir į ką atkreipti dėmesį, teiravome specialisto, kone kasdien susiduriančio su įvairiais besirenkančių vežimėlį tėvelių klausimais. Siūlyčiau atkreipti aiškiai dėmesį į lopšio dydį. Labai svarbu, kad vaikas jaustųsi komfortiškai ir erdvėj, kad galima būtų vaiką ir užkloti patogiai ir jeigu reikia aprengti šilčiau, arba tiesiog jeigu yra šilta, kad galima būtų atidaryti lopšį ir tiesiog vaikas kvėpuotų grynu oru. Itin gerai reikėtų apžiūrėti vežimėlio važiuoklės minkštumą bei lopšio medžiagas. Pažiūrėti, ar jos atsparios ultravioletiniams spinduliams, lietui, sniegui, vėjui. Būtina paminėti dar ir tai, kad šviesios spalvos vežimėliai nuo saulės ultravioletinių spindulių apsaugo 50% mažiau. Aksesuarai, tokie kaip tinkleliai nuo uodų ar apvalkalai nuo lietaus, nemažiau svarbus, norint užtikrinti ramų vaikelio miegą lopšyje pasivaikštant lauke. Renkantis vežimėlį reikėtų atkreipti dėmesį, kokiu metų laiku jisai bus eksploatuojamas, nes kai kurie vežimėliai turi įprastą plastikinį dugną ir, žinau, tas plastikinis dugnas labiausiai tiktų tik vasarą, kada yra šilto lauke, kada nereikalaujama yra kažkokio papildomai pašiltinimo lopšiui, kai ten tiesiog būna atvira ventiliacija be jokių papildomų apsaugų. Tokiu atveju vežimėlio ventiliacijos langelio reguliavimas yra privalumas. Vėsių metų laikų vežimėlio dugne ir gaubte jį galime uždaryti, šiltu atidaryti. Taip vaikas nesušals ir neperkais. Pasak mus konsultavusio specialisto, tėveliai retai kada atkreipia dėmesį į lopšyje esantį čiužinį. Jį naujagimiams reikia rinkti kuo kietesnį, laidų orui ir apsiūtą ne sintetika, o medvilne. Taip pat tėveliai dažnai ilgai svarsto, kokie ir keli turi būti vežimėlio ratai.
Tačiau tai priklauso nuo jų pačių gyvenimo būdo. Ilgiems, ramiems pasivaikščiojimams nelygiais keliais labiau tinka vežimėlis su 4 dideliais ratais. Manevruojant šaligatviu ar prekybos centre ratukai gali būti ir dvigubi, bet mažesni. Renkantis lopšinį vežimėlį reikėtų atidžiai įvertinti ir jo sportinę dalį, kuomet ji bus naudojama vaikeliui ūgtelėjus. Visų pirma, svarbiausias – dydis. Svarbu, kad vežimėlio nugarėlė pasiguldytų iki galo, kad vaikas turėtų pilnai atramą kojytėms, kad paguldant vaiką, aišku, į patį vežimėlį, jisai išsitiestų ir vaikas jaustųsi tiesiog kaip lovai. Renkantis mažesnį sportinį vežimėlį, dar vadinamą skėtuku, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar vežimėlio nugarėlė atsilenkia taip, kad vaikas galėtų gulėti horizontalioje padėtyje. Nemažai šių vežimėlių tokios galimybės nesuteikia, tad prisnūdusiam vaikui gulėti gali būti nepatogu ir žalinga. Kadangi skėtukai pasižymi savo funkcionalumu ir lengvumu, dėl lengvo rėmo ir mažų ratukų, didžiausią dėmesį reikėtų atkreipti į amortizaciją. Nes amortizacija, esant tokiems mažesniems ratukams, yra labai svarbi ir tai labiausiai juntama, važiuojant vežimėliu, ant kurio yra mažesni ratukai. Nes kiekvienas mažas ratas, aišku, atsiremia į mažą akmenuką arba pakliūna į mažytę duobę ir tas iš karto jaučiasi. Tikimės pasivaikščiojimams gryname ore, jūs jau pasiruošę ir patarimų šį kartą užteko. Belieka tik priminti, kad išvykas į lauką reikėtų planuoti bent vieną, idealiu atveju porą kartų per dieną.